Daina kaip sesė, šokį kaip brolį, 10 dienų 700 tarybų Baltarusijos literatūros ir meno dalyvių sveikino Lietuva. Visur sutinkami su duona ir druska. Visur pagerbdami karžygius kritusius už laisvę didžiajame tėvynės kare. Brolių kapai Švenčionyse. Čia Baltarusių partizano Krasovskio, visų tarybinių tautų sūnų šventas atminimas. Švenčionys kompozitoriaus Dmitrijaus Lukaso gimtinė. Pedagoginius kursus čia lankė jaunuolis, dabar Tarybų sąjungos liaudies artistas Grigorijus Širma. Šiandieną čia Molodečno liaudies dainų ir šokio ansamblis. Radviliškio rajono Draugo kolūkis. Ūkio veteranė Elžbieta Bičkūnienė, socialistinio darbo didvyriai mechanizatorius Kazys Šereiva, valdybos pirmininkas Algirdas Malinauskas pasitiko Žinovičiaus liaudies instrumentų orkestrą. Žemdirbių pagarba Tarybų sąjungos liaudies artistai Tamarai Nižnikovai. Ne vien stambiais kompleksais, gamyba garsėja Draugo kolūkis. Ūkyje valstybinės filharmonijos filialas, kuriame koncertavo svečiai iš Minsko. Kitame krašte Plungės rajono socialistinių kelių kolūkyje kinematografininkų pasiuntiniai. Suskato dabintis Žemaitis, gal kokia kino žvaigždė pasidabos. Rodos visa Plungė išėjo pasitikti Baltarusijos kino meistrų. Autografų mėgėjai apsupo aktorė Svetlana Suchovei. Visus susitikimus lydėjo nuoširdumo žiedai. Valstybinės premijos laureatas, dokumentinių filmų režisierius, operatorius Josifas Venerovičius. Režisierius, nusipelnęs meno veikėjas, Lenino komjaunimo premijos laureatas Igoris Dobroliubovas. Nusipelniusi artistė Liubovė Rumianceva. Tarybų Baltarusijos kinematografijos komiteto pirmininkas Vladimiras Matvėjevas. Tarybų Baltarusijos valstybinio simfoninio orkestro koncertas vyko valstybinės filharmonijos filiale Grąžtų gamykloje. Prieš tai pažintis su įmonės darbininkais, produkcija. Baltarusijos akademinė choro kapela Vilniaus paveikslų galerijoje.
Bičiulystės simboliai ant Šitekšnos upės. Kupiškio raktas Tarybų sąjungos liaudies artistai konservatorijos profesoriui Vladimirui Olovnikovui. Kūrybinėje grupėje visasąjunginio konkurso laureatė Nadežda Jakimova. Po koncerto vaišių stalelis. Bet kodėl toks dietinis? Į svečius pakvietė Kupiškio sviesto gamyklos dirbantieji. Aprodė įmonę, aukštaitišką sūrį kelioninį dėjo. O kas panoro baltarusiškos mačiankos, belaviežo elnienos, dekados dienomis Vilniaus restorane šeimininkavo kaimynų virėjai. Aptarnavo baltarusių padavėjai, neeiliniai, Respublikos padavėjų čempionas Aleksandras Tiščiukas. Kad vilniečiai patenkinti galėjai spręsti iš lankytojų srauto, iš apetito. O kaip jautėsi kepsnių meistrai, šefas virėjas Aleksandras Gurnovičius. Нам здесь очень нравится, здесь нас очень тепло встретили, даже жарче, теплее, чем на кухне, от самой плиты. Žemdirbiai, kovų veteranai, darbo pirmūnai. Laukė svetelių Kretinga. Laukė Meška su alučio bačka. Kaip visur, mezgėsi pažintys. Du nusipelnę žemės ūkio atstovai Baltarusis socialistinio darbo didvyris Leonidas Pugovka ir žemaitis garbės kolūkietis Kazys Mažutis. Kultūros namuose pažintis su Baltarusijos valstybiniu choru choreografinė grupė. Baigiamajame koncerte dalyvavo kandidatas į Tarybų sąjungos komunistų partijos centro komiteto politinio biuro narius, Baltarusijos komunistų partijos centro komiteto pirmasis sekretorius Piotras Mašerovas, Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmasis sekretorius Petras Griškevičius, kiti abiejų respublikų partijos vyriausybės vadovai. Ščyraja Dzekui, sesė Baltarusija, taip gražiai mus sveikinusi, taip broliškai pasveikinta. Ščyraja Dzekui, sesė Baltarusija, nupinusi spalvingą tautų draugystės vainiką.